Aš kokį televizorių nieko nemoku. Net neveikiu. Mokėta 2 kartus. Skrinšotai. Kažkokį limitą padidinti. Už kokį lektorinį turinį. Televizorius pas man net neįjungtas. Gyvenime jis neveikia. Ir senas. Ir jo aš neėmiau iš jūsų. Įdėsiu skrinšotus, galės pažiūrėti. Kokias paslaugas. Televizorius dabar išjungtas, kompiuteris įjungtas, daro video, kokias paslaugas naudoju. Ir kiek per mokėjau DSL, jeigu jūs jau man nepajungėt ir meistris nepajungė. Ir nei 1 gigą nepanaudojau ir modemus atjungts. Kiek aš turiu iš DSL mokėti? Nei kiek, ar jūs visiems skaičiuosit ir skrinšotai? Ir pinigų neturiu. Dabar sąskaitėlės. Kovas. Tėlė va tiek. Balandis tiek. Žiūrėti reikia. Žiūrėti ir suprasti. Čia ankstesnis skrinšotas. 15 dieną mokėjau čia. Ir čia 28 dar mokėjau. Tėlė nusiskaičiavo. Yes. O. Tai vėl 5.15
Va taip mokėjau už čia. Tai. Čia lieka. Atgal. Tai čia viena. Va, mokėta 18 dieną aš pats mokėjau iš programėlės. Mokėjau 78 iš Telia, paskui pati Telia atsiskaičiavo 78. Dar kartą ir pas mane pinigų neliko. Ir tada kitą mėnesį atskaičiavo skaita. Taip. Skaičiavo, va tiek, 9,42. O skrinšotas yra, kad dar atskaičiavo 96 eurus iš kažkur. Bankiniai nesimato šitoj, o pas juos programėliai matos, kad 96 eurus aš mokėjau. Sąskaitėlė tokia, 96 euram. Ir niekur nėra tos sąskaitėlės. Tik skrinšotą tai. Čia va taip mokėjau. Nu čia viskas tiek. Pas man dabar tiek pinigų maždaug. Viskas uždarom. Taip. Startėlė va. Interneto startėlė taip. Va tokia turiu. Šitokia. Nu, va taip, kas supranta jie. Uždarom. Ir dabar skrinšotėliai bus tokie. Va čia. Programėlės skrinšotėliai. Va, kur sakė 96 gegužė. Mobilus 21 iš 20 paliko. DSL 18 kažkodėl moku. Gegužė. Apmokėta rodo, kad aš apmokėjau. Iš kur aš apmokėjau, nežinau. Ar iš grinais mokėjau už telefoną viską. Nu, žodžiu, 200 dadėjau telefoną išsimokėti. Na, jėmė, 2 metam. 44 moku. Nuo namų. Dar daskaičiavo tam 6 eurai, kurie buvo čekį sumokėta. Už SIM kortelę čekį buvo sumokėta vienkartinį laikmenos buvo čekis yra. Ir va, už telefoną Samsung Ultra 44 buvo tipo sumokėtoj sąskaitai. Čia va tokį sąskaitėlį. Aš 5,31, 6,30, 78 sumokėta. Toliau. Va, tokį sąskaitėlę dar yra. Tai. Nu, tokia dar yra. Permoka, vienu žodžiu, 86, permokėjau, dar 78 mokėjau, yra, atskaičiavę jie patys atsiskaičiavo ir gavosi dar man mokėti iš kitą mėnesį 9,2. Va toks X-Files, kas supranta ir va, sekančią sąskaitą, va tokia, 127. Va čia. Turėjo būti 20, nesutartis 2 metam. Įdomu, ar sutartų ir padidėjo, ir kaip jin padidėjo. Va čia programėlė matos.
mokėjimo planas 5 mobilus XXL 20 eurų. Ir iki 27.5.14 mokėti suma 20. O čianai toj buvo palikus 39. Už numerį šitą. 14831. 39. Už DSL 1835. O turėjo būti 17 ir vien sutartės nėra jokios, ką nori tą daro. O čia taip. Išklotinė čia tokia. Va, čia už tokį numerį nešiojams internetas. 5G neribotas 25 iki 27-26. Čia teisinga. O tos sutarties neturi. O programėlė viskas yra. Už telefono liko mokėti 21 įmoka 9,70. Yes. Neimėjus va toks. Viskas. Nu čia dar kartą. Taip, va. Numeris kan matyti. Matas galioja iki 27 gegužės 15 sutartis. 20. Kodėl 39, nežinau, pas jos ten keičiasi viskas. Ačiū už dėmesį.